Kodėl laukinėje gamtoje nėra nutukusių gyvūnų? Mitybos ekspertai mums sako, kad turime skaičiuoti kalorijas, jeigu norime būti liekni. Bet gyvūnams tai pavyksta be jokių kalorijų skaičiavimų. Ir pavyksta absoliučiai visiems. Kodėl? Todėl, kad neįmanoma nutukti, kai maitiniesi maistu, prie kurio esi evoliuciškai prisitaikęs. Elnias negali suvalgyti tiek žolės, kad sustorėtų. Vilkas negali suvalgyti tiek mėsos, kad sustorėtų. Net jeigu vilkas patenka į tvartą, kur yra 20 avių, jis suėda vieną ir viskas, jis sotus. Ir jokių kalorijų skaičiavimų jam nereikia. Dar 10 avių vilkas gali papjauti dėl savo žudiko instinkto, bet jų neėda. Jis pasisotino ir užtenka. Bet gyvūnai labai greitai nutunka, kai ėda ne savo skirtą maistą. Kai šunys ar katės, kurie visada evoliuciškai buvo mėsaėdžiai gyvūnai, dabar žmogaus namuose yra maitinami bulviam arba kruopų košiam arba sausų maistų, kuriame daug angliavandenių arba net kartais gauna saldumynų. Ir tada kas antras toks šuo miršta su diabetu ar vėžiu. Tas pats atsitiko ir su žmogumi.